Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki. Huawei turi savo tradiciją. Pavasarį išleidžia savo flagmaną, anksčiau buvo Ascent, o dabar P raidė pasižymintis modeliai, o rudenį perpakuoti jį ir pateikti kaip topinį Honor serijos įrenginį. Šiais metais ši tradicija nesulaužyta. Yra nuomonių, kad Honor 8 mažai ko nusileidžia Huawei P9. Ar tikrai? Pažiūrėkim. Ypatingai plonas aliuminio korpuso rėmelis su užapvalintais kraštais ir Gorilla Glass 3 stiklas priekinėme ir galinėme skydelėse primena premium klasės Samsung modelius. Gamintojas Honor 8 dizainą lygina su užšalusiu vandens lašu. Iš tikrųjų prisilietus juntamas neapsakomas glotnumas, nors galbūt kiekvienam prisilietimas prie įrenginio sukels savitų asociacijų. Vieno dalyko negalima nepripažinti tikrai. Iš stiklo ir metalo pagamintas Honor 8 ne tik gražus, bet ir malonus taktilinė prasme. Beje, Honor 8 pagamintas iš ekologiškai švarių medžiagų ir atitinka visus direktyvų reikalavimus. Telefonas turi 5,2 colio įstrižainės ekraną, naudojama IPS matrica, kuri pasižymi Full HD raiška ir 423 pikselių per colį tankiu. Atvaizdavimo kokybė tikrai nenusileidžia flagmanams. Žiūrint į ekraną iš bet kurio kampo, vaizdas išlaiko aukštą kontrasto lygį ir pakankamai tikrovišką spalvų perteikimą. Esant ryškiam apšvietimui, įskaitomas pakankamai. Net nuotraukų ir vaizdų įrašų peržiūra irgi yra pakankamai gera. Be to, jutiklinis ekranas reaguoja į prisilietimus moving pirštinės, kas labai aktualu šaltuoju metų laiku ir ypač Lietuvoje. Galima pastebėti, kad gamintojas šiame įrenginyje atkreipė dėmesį į regėjimo apsaugos režimą, kurio metu sumažėja kenksmingumas akims. Ultravioletinės spinduliuotės lygis irgi yra šiek tiek mažesnis. Šiame režime sumažėja mėlynos spalvos ir ekranas tampa gelsvas kaip sendintas popierius. Siekdama lyderystės išmaniųjų telefonų rinkoje, Huawei kompanija aprūpina įrenginius savo gamybos procesoriais. Žinoma, Honor 8 taip pat gavo taip vadinamą in-house lustą High Silicon Kirin 950, kurio konfiguracija apima 4 Cortex A7 II branduolius su 2,5 GHz taktiniu dažniu ir 4 Cortex A5 III branduolius su 1,8 GHz maksimaliu dažniu. Taip pat ir vaizdo plokštė iš Mali šeimos grupės. Honor 8 veikia labai sparčiai ir be trikdžių. Jokių problemų su žaidimais ar kitom programėlėm telefonas tikrai neturi. Aktyviai naudojantis įrenginiu korpusas praktiškai neįkaista. Iš tikrųjų, Honor 8 su Kirin 950 procesoriumi ir 4 GB operatyviosios atminties turi visas galimybės būti aktualus net kelis metus po jo nusipirkimo. Vidinės atminties talpą 32 arba 64 galima išplėsti microSD kortelių dėka iki 128 GB. Kaip ir daugelis kitų išmaniųjų, Honor turi kombinuotą lizdą SIM korteliai, todėl reikės rinktis arba antroji SIM kortelė arba atminties kortelė. Ko gero dauguma girdėjo apie šiais metais Huawei pristatytą P9 flagmaną, kuris gavo inovatyvią dvigubą kamerą, sukurtą bendradarbiaujant su Leica. Iš esmės Honor 8 turi panašią kamerą, tik be pavadinimo Leica. Vienas fotomodulis yra įprastas ir paremtas spalvota RGB matrica, kitas monochrominis. Toks tandemas leidžia išmaniajam telefonui kadrų fiksavimo metu pagauti daugiau šviesos. Todėl mes gauname ryškius ir labai tikslius vaizdus su plačiu dinaminiu diapazonu. Žinoma, tokioms operacijoms reikia nemažai resursų. Todėl Honor pristatė diskretųjį vaizdo apdorojimo procesorių ISP, atsakingą už manipuliaciją su nuotraukomis. Be pagrindinio automatinio fokusavimo Honor 8 taip pat turi ir lazerinį. Be aukštos kokybės nuotraukų dvigubą kamerą siūlo dar vieną ypatybę – galimybę keisti ryškumo gylį nuo f0,95 iki f16. Žinoma, šios reikšmės yra virtualios ir lęšis diafragmos nekeičia. Ji visada yra f2,2. Tačiau iš tikrųjų gaunamos labai kokybiškos nuotraukos. Reikėtų pažymėti tai, kad galima keisti ryškumo gylį ir po fotografavimo, tai yra jau užfiksuoto kadro. Be abejonės, be dėmesio nepalikta ir kameros programėlė. Profesionalus režimas leidžia savarankiškai pakeisti užrakto, diafragmos, ISO ir kitas reikšmes. Jei šitų funkcionalumų pasirodytų per mažai, Honor 8 leidžia išnaudoti vaizdą RAW formate. Tai yra be suspaudimo ir informacijos praradimo, kuris neišvengiamas JPEG formatu atveju.
Priekinė kamera yra 8 megapikselių ir čia viskas labai įprastai ir standartiškai. Dvijošių Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ar GPS nieko nenustebinsiu. Ir šie modeliai, žinoma, čia yra. Iš įdomesnių dalykų vertėtų išskirti LTE Cat 6 tinklų palaikymą, kuris užtikrina iki 300 megabitų per sekundę duomenų perdavimo greitį. Taip pat telefonas turi NFC, kurį galima naudoti bekontaktiems atsiskaitimams, ausinių ar kitų įrenginių prijungimams. Honor 8 pasižymi 2 SIM kortelių palaikymo funkcija. Tačiau, kaip jau buvo minėta, ji yra kombinuota. Tai reiškia, turime pasirinkti, ar norime išmaniajame naudotis 2 SIM kortelių galimybę, ar į tą lizdą įdėti atmintį išplenčiančią kortelę. Galinėje Honor 8 korpuso pusėje yra piršto antspaudų skaitytuvas, kuris leidžia piršto antspaudu atrakinti išmanųjį telefoną, suteikti prieigą prie asmeninio aplanko ar skaitmeninių programėlių paleidimo. Piršto antspaudas atpažįstamas taip greitai, kad telefono atrakinimas užtrunka šiek tiek greičiau negu pusę sekundės. Tačiau tai dar ne viskas. Smart Key leidžia valdyti išmanųjį skaitytuvo dėka. Skaitytuvas atpažįsta 3 tipų veiksmus – paspaudimą, dvigubą paspaudimą, paspaudimą ir užlaikymą. Kiekvienam galima priskirti kokią nors operaciją. Pavyzdžiui, žibintuvėlio įjungimą, ekrano kopijos darymą ar navigacijos paleidimą ir panašiai. Honor 8 gavo 3000 mAh talpos bateriją, kurios gamintojo teigimu įprastai naudotis įrenginiu turėtų užtekti daugiau nei 1,5 dienos, o intensyviai apie parą ir šiek tiek daugiau. Tai iš tikrųjų yra daug. Taip pat gamintojas žada, kad su šiuo telefonu be pertraukos vaizdo įrašus internete galima žiūrėti net 11 valandų. Komplektacijoje yra greito įkrovimo įrenginys, kuris leidžia vos per pusvalandį pripildyti bateriją iki pusės. Jeigu krausime Honor 8 tik 10 minučių, baterijos mums užteks 2 valandoms pokalbių arba 6 valandoms muzikos klausymusi. Beje, telefonas įkraunamas per USB Type-C jungtį. Honor 8 veikia Android 6.0 Marshmallow operacinės sistemos pagrindu. Sąsaja patobulinta firminė Emotion UI 4.1, kuri padaro tiek vizualiai, tiek funkcionaliai sistemą panašią į iOS. Galima pastebėti unikalių savybių, pavyzdžiui, galimybę valdyti išmanųjį krumpliais. Nupieškite ekrane C raidę ir išmanusis paleis kamerą. Honor 8 drąsiai galima pavadinti flagmanu. Premium klasės dizainas, brangios medžiagos, topinis procesorius, dviguba kamera su lazeriniu automatiniu fokusavimu, piršto antspaudų skaitytuvas, NFC. Jis praktiškai turi viską tam, kad galėtų puikuotis tokiu titulu. Be to, šio telefono kaina yra kur kas mažesnė lyginant su kitais aukščiausios klasės segmento įrenginiais. Apibendrinant galima teigti, kad tai tikrai retas ir skanus pasiūlymas. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.